Bičiuliai po darbų štai atvažiavom pavalgyti. Girdis kaip jūra vos. Jo, ten jūra kažkur. Už tų medžių. Girliandas. Gėlės dar žydi. Ai, jo, parodys tą merginą. Tebėra dar. Yra. Ir tą merginą. Nešaltai. Ne. Čia štai. Ai, yra. Labas. Labas. Rimtai girdis jūra. Pasime gerai. Pavalgyti. Eivydas sriubos sugalvoja, bet kada tu suvalgys tokį? Ukrainietiški barščiai. Bet per pusę vieną pasiimti. Realiai čia pusė porcijos yra irgi labai daug, Jo. bet šiandien aš pietų nevalgiau. Tai tavo gertuvai žak labai šviečia. Tu žiūrėk, tavo jau parėjom. Mano čia burikiukas. Nu, ačiū. Vyras mališ. Neina visų dydžio nufilmuoti, nes reikia atsitraukti iš toliau stalą, kad tilptų. Neblogai. Bet tavo tai filmuoju Bet sriubą. labai skani. Man kokia skani sriuba, nu nerealiai. Tai filmuoju, mats tavo tai gertuvai, tokia labai. Na va, gerai, skanaus. Ai va, aš visą laiką valgau čiburieką ir jums labai rekomenduoju būtinai pasiimti sultinių, nes daug skaniau. O dar skaniau, kad būtų, reikia sudėti pirštinės. Su pirštinėm man skaniau negu su įrankiais. Tai va, tuoj paragausim. Nu, bandysim įveikti čiburiukiuką, žiūrėkite, koks dydžio. Aš nežinau, kur pradėti, žiūrėkite. Man patinkas garas, kur negalėtumės. O, žiūrėkite. Čia vien tą tešlą skaniai ir nebūtinai mėsos valgyti, vien tą tešlą tokia troškiai. Man kampukai šiandien. Ypač tie kampukai patys skaniausi. Daugelis sako, kad prisimena vasarą, kaip atostogas, nes kad važiuoja prie jūros, būtinai ateina čiburai pavalgyti. Mes galim kiekvieną dieną pavalgyti. Nu, beje, ne kiekvieną. Žiemą dirba tik nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Visi gali. Labai. Ateik paragauti. Ne paragauti, o pasivalgyti skaniai ir sočiai. Ačiū.